Sveiki gyvi. Savaitgalis. Kaip nekeista, oras irgi labai geras papuolė. Galima pabandyti biškį pažvejoti. Šiandien nutariu plaukti į gylį. Plauksiu ten vieną pusę ant fjordo. Bandysiu pagauti langę. Ar jos kibs? Čia didelis klausimas labai. Bet tikiuosi bent vieną kažką tai pasigauti. Šiandien labai neskubėjau, įsimiegojau savo. Dabar nežinau, yra apie 9 berods ryto. Vanduo irgi nežinau, iš čia kyla ar leidžiasi. Bet kadangi gaudysiu dideliam gylį, tai nemanau, kad čia yra labai didelis skirtumas. Ten žemas ar aukštas. Šiandien planas yra pagauti keletą langių, nes kaimynas labai jau prašė žuvies senai. Ką naudosiu, parodysiu vėliau gal, jau kai būsiu vietai. Matsalas be abejo, kaip visą laiką skumbrė. Išlindo saulė. Na ir dabar galima savo varyti ant gylio. Be pirštinių pagaliau. Pavasaris šiemet labai gražus, šiltas. Dieną turėtų sušilt, gal 12 laipsnių, 13 net bus. Tai tikėkime, smagiai pavyks pažvejoti. Ištraukti sistemą iš karto, kad šiek tiek pabūtų saulėj. Pasikrautų fosforinė dalis. Nuo apatinio kablio dėsiu visą mažesnę. Išpjoviau stuburą šiai. Šiek tiek daugiau kvapo sklis. Be abejo, būtinai apvynioti siūlų reikia. Nes kitaip labai greitai ją ištarša. Visokios neužaugos. Siūlų reikia negailėti. Parodysiu dar sistemėlę. Užsidėjau švieselę mirksinčią ant viršaus. Tada eina vienas pavadėlis su kalmaru. Ir apačioj galvakablis. 2 kabliukai ir nedidelė skumbrė cela. Sistema jau kaip ir paruošta. Dabar reikia pasižiūrėti, kur čia mane nunešė, į kurią pusę neš. Atsistoti tinkamą vietą ir bandyti leisti. Dreifas tai nemažas, panašu, kad nes praktiškai čia planavau žvejot, kol susirašiau, mane nunešė iki galutinio taško. Tai čia bus reikalų turbūt su to dreifu šiandien. Dar buvo planas dar giliau pabandyti, bet kažin ar gausis, kai taip neša. Gylis čia turėtų būti apie 200 metrų, plius minus. Galvakablį naudoju 300 gramų. Nu, kadangi vieną žvejoju, tai bus galima ir atbulinį pasiduoti. O dabar ilgas ir nuobodus leidimas į dugną. Valo pas mane rytį nemažai, kilometras tai tikrai turėtų būti suvyniotas. Tai kaip ir užteks, bet nenorėčiau daugiau išleisti negu 300 metrų ant 200 metrų gylio. Nes po to ir su pakirtimu labai sudėtinga ir vynioti ilgai reikės. Nes kaip matau, tai dreifas tikrai nemažas šiandien. Reiks turbūt sekliau bandyti ant kokio 150 gal. Bet čia vieną dreifą praeisiu per giliau. Pažiūrėsim, ar kas užkibs dar. Gal tada ir pasikankinti reikės, jeigu gerai kibs. Bet bulinę tai čia šiandien jau nepažvejočiau niekaip turbūt.
Nes neša taip beprotiškai, nors vėjo praktiškai visiškai nėra. Bet turbūt, kad dabar vanduo kyla arba leidės ir srovė nemaža. Iš pradžių padaužysiu į dugną, prikvies didelę žuvį. Iš visų kampų. Nu ir ką jūs manot, nekimba? Gal nors skumbrė užšalus, dėl to nekimba. Čia būdavo, kai kibdavo, tai rantos sušalusios kibdavo gerai. O, pirmas patampime. Biškai pabandė, paleido. Žiauriai greit masalą nuo dugno kelia. Čia ta žuvis turbūt nespėjo net paskui tą masalą. O, miksi. Nu. Užlenk. O, yra. Ne, nuėjo. Lemba dar gera buvo. Eina savo. Dabar neaišku, ten liko to masalo, neliko ant kablio. Su gyliu panašu, kad nieko nesigavo. Vienintelis kibimas buvo, dar porą dreifų praėjau, nieko gero daugiau. Šiandien ilgai planuoju nebūt, tai reikia greičiau kažkokią žuvį pagauti. Negiliai pabandysiu, 140. Čia sekliau gal bus ir dreifas biškai mažesnis. Tik aš kažkaip galvoju, kad čia sekliau mažytas labai kibs man. Aišku, 140 metrų nėra labai seklu, bet pažiūrėsim, kaip čia bus. Ir iš vis čia man kas nors kibs. Nes kol kas jau gerą valandą žvejoju. Vienas normalus kibimas buvo tik tais. Čia kažkas tai kimba. O yra. Da nebloga visai. Nėra labai didelė, bet gal visai ir baika. Biškiniuks jau. Kažkaip sekliau tikėjos, kad mažytės kibs. Čia dar visai panašu, kad padorį paėmė. Patogią poziciją. Truputį galima vynioti dabar. Kažkaip per žuvis gal. Aišku, daugiausiai šansų, kad langa bus. Bet visą kelią niuksi tai. Brasmė negali būti, nes jau čia būtų per didelė šitam kraštui. Greičiausiai bus langė. Toj pasirodys jau. Valas iš šonus vaikšto. Matau. Nėra čia tokia jau labai didelė. Bet jau nebloga. Žiūrėkit, kokia čia užkibama čia kartą. Ne pati didžiausia, bet jau į tą pusę, ne? Tokia va. Pirma žuvis šiandien. Visai nebloga. Užkibo nuo patinio kablio. Tai ruošiu taip, išpjaunu stuburą. Vienas kabliukas per lūpas. Kita trišakė tik vieną kablį kabinu. O masalas kažkaip taip. Viršutinis, tai čia uodega palikta, bet tegul jinai ir būna turbūt. Kelias kilutes gal tik padarysiu. Ką, reikia grįžti tą pačią vietą turbūt, nes gana greit užkibo. Ir mes dar kartą. Gal ne visai tam pat, bet labai panašiai. Gana greit atsilipė. Gal radau taškelį, o gal pasisekė tiesiog. Oras tai labai gražus. Dar kalnuose sniego pilna, bet čia tai jau viskas nutirpę. Šilta, jau toj medžiai turėtų sužaliuoti. 13 laipsnių vakar buvo, šiandien irgi panašiai. Čia sekliau panašu, kad veiksmų yra, bet panašu, kad ir nedidelių yra. Tampa, bet neužtampa normaliai. Kažkokią vieną rodė. Po 100 pėm, dabar 137 beliko.
lipu į kalniuką, tai greičiausiai kliuvinys toj pareis. Kai žvejoji, geriau gaudyti ant šlaito ir žemyn, kad eitų. Nes kai viršų eina, tai labai dažnai užsikabina. Labai toli nunešiau mane nuo masalo, čia tas lankas gaunas valo didelis ir neina pakirt. Tokio va greičiu neša dreifas. Ir reikia kurt motorą. Kotas pas mane tai Power Jigger 7 pėdų iki 50 lbs, o ryte tai Daiwa Soltistas 50 dydžio, ganėtinai greitų apsukų, kur telpa tikrai nemažai valo. Pagrindinį valą naudoju gal 2,8 man atrodo, bet jisai iš temų, tai realiai neaišku kokio storio. Nes kai labai ploną pintą valą naudoju, tai irgi yra negerai. Su dideliu svoriu, kai tampa, jisai kažkaip tai pasižydžia ir po kelių žūklių pradeda trukinėti. Per storą irgi dėti negerai, nes labai jau dreifas tą lanką padaro didelį. Skęsta žymiai lėčiau, yra sudėtingiau žvejot. O be to 0,5 valo nutrauk pintą, tai yra reikalų realiai. Dažniausiai reikia pjaut kažkur tai prie meškerės ir tai prarandi tik daug valo. Nes jeigu gerai įsikabina, tai ten jau neištrauksi niekaip vis tiek. Tai labai neusistorinkit valų, kai žvejojat, bet per daug ploną irgi nedėkit. Vynioti be abejo atsisėdus patogiausiai. Pasidėjus meškerę ant borto, iš lėto savo vynioju ryte ir nėra taip sudėtinga iš tikrųjų. Tiek tik laiko biškį užtrunka. Bet kurgi čia priskubėsi? Žiauriu, šiandien dreifas nepatinka man čia taip žvejot. Bet dar antrą būtų gerai pagauti. Tai žodžiškai bar antra, bet nedidokia čia visiškai. Prasme. Štai tai. Būtų didelė, būtų gerai, bet pradėrim pilną. Ar iškart žemyn, be problemų. Jeigu paleidžia, tai darykite kuo greičiau. Nes jeigu pradėsi ten ją valiot, fotkint, tai tas sekundžių reikalas, kada jinai pagaišta. Nežinau, kiek aš jau metų žvejoju. Gal 4 kokius ir kiekvieną savaitgalį, kai atplaukia tas benzo pjūklas čia burzgia ir burzgia. Nežinau, ką aš čia pjauna pastoviai. Dar vieną dreifą padariau toj pačioj vietoj, kur gerai kibo, nei vieno kibimo. Dar kartą užplaukiau. Pažiūrėsiu, jeigu dabar irgi nekibs, tai reiks varyti iš čia. Dar vienas žuvis pagaliau užkibo. Sunkiai čia šiandienės renkas labai. Reikia tik tikėtis, kad bus valgoma dydžio. Kur bus, kur nebus lydekėlė. Tokia neišdidžioji, gal pusantrinė. Na, bet pietum bus kaip tik. Na, į tą pačią vietą dar kartą grįžtu. Iškeps tai iškeps, ne tai ne. Tikslas įvykdytas, 2 žuvis pagavau. Čia kažkokio taškelio radau, kurios kimba. Prasimalio užtenka. Šiek tiek pasmulkinsiu, kad visas gautų po kažkiek.
O ne viena, kuri pirmesnė su rytu. Cipu. Kas tai nedrąsas labai šį kartą. Žuvėdros tai yra tos va mažytės, o čia šitie dideli tai kėra, jeigu ką. Neįspūdingai čia kimba, gal 4 valandas pražvejau. 2 žuvelės tik užkibo. Viena mažesnė, kita biškį didesnė kaimynai. Žuvėdros pašertas. Galima važiuoti namo. Tai dėkui, kad žiūrėt. Nepamirškit paspausti patinka. Pasimatysim neužilgo.